Liečiu šiandien temą šlovinimas ir atmosfera. Ir aš dėkoju Dievui už atmosferą, kurią mes čia išgyvename dabar. Taip, tai yra labai svarbu, išgyvenam tą atmosferą kaip kūnas Kristuje. Ir tą atmosferą kuriame lyg tai ir mes. Bet jeigu tame nėra šventosios dvasios, ta prasme Dievo dvasia nekuria šitos atmosferos, tai mes galime gražiausią sceną pasidaryti, geriausią šlovinimo komandą, Audrelis gali paruošti atšlifuotą gražiausią pamokslą ir daryti įrašus ir kelti į YouTube'ą. Jeigu nebus tos šlovės iš viešpaties bažnyčioje, tai bus tik tai tuščias dalykas. Tuščias dalykas. Ir brangieji, mes kaip bažnyčia, nesvarbu, čia renkamės ar kitur renkamės, kiekvienai bažnyčiai yra tas iššūkis. Iššūkis, kad tas Dievo buvimas būtų bažnyčioje. Ir tai iš esmės priklauso ir nuo mūsų pačių. Vat apie ką šiandien ir noriu kalbėti. Nuo mūsų pačių, ta prasme, kad mes leidžiame, arba mes leidžiame šitai atmosferai būti, arba mes ją sugriauname. Tiesiog. Ir Efeziečiams laiške, štai 5 skyrius. Jeigu kas turite Biblijos nuorodų, galbūt nebus tiek daug ekrane, bet rašto vieta, tai bus Efeziečiams 5 skyrius ir nuo 18 iki pat galo. Jeigu kas atsimenate šitą rašto vietą, štai pirma ir noriu pradėti startuoti nuo jos, nuo 5 skyriaus 18 eilutės. Čia sako, duodamas įsakymas ir čia pradedama kalbėti apie šventąją dvasią. Ir šventosios dvasios svarbumas bažnyčioje ir kaip šventoji dvasia yra susijusi su šlovinimu ir su ta atmosfera, kurią mes kūrėme. Romiečiams 5 skyrius 18 eilutė, čia sako 2 įsakymai, nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Ir čia mintis yra, kad nebūti kontroliuojamų vyno, todėl kas galvojate, kad neturite problemų ir galite vartoti vyną, ta prasme ir pavartojate, taip, tai pamoka yra, kad kada per daug išgeri šito vyno, ne šventoji dvasia pradeda kontroliuoti, ne protas pradeda kontroliuoti, bet vynas. Todėl vengti to būtų išmintinga. Bet čia sulyginimas yra, kad mes būtumėm pilni dvasios. Būtumėm pilni dvasios. Ir va šitas dvasios pilnumas, taip, dar viena nuoroda, būkite pilni dvasios. Ką tai reiškia? Čia įsakymo forma duota. Ką tai reiškia mums, bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam? Čia duotas įsakymas, kad mes būtumėm kupini šventosios dvasios. Ką tai reiškia? Tai reiškia šventosios dvasios pripildytą atmosferą aplamai bendruomeniai ir kiekvieno mūsų gyvenime. Ir kada mes skaitome šitą eilutę būkite pilni dvasios, ką tai reiškia? Užduodame klausimą. Čia duodamas įsakymas būkite pilni arba būkite kupini. Labai aiškiai atsako gramatika, graikų kalbos gramatika. Ta prasme, čia yra pasyvi forma. Dabar gramatikos, aš labai dabar protingai kalbėsiu, bet kad geriau suprastume. Pasyvi forma. Ką reiškia pasyvi forma? Pasyvi forma tai reiškia ne kad aš prisipildau, aš esu pasyvus, mane pripildo. Šitas žodis būkite pilni dvasios, leiskite būti pripildomi šventosios dvasios. Tai kaip pavyzdys galima paimti šitą stiklinę. Taip, ir čia šitas terminas ir panaudotas. Būkite pilni dvasios. Reiškia šitas terminas ir šitas įsakymas pasako mums, kad mes kartais būname tušti. Todėl mes įsakymas būkite pripildyti šventosios dvasios. Ir čia nėra tai, kad aš pats nusprendžiu ir aš prisipildau. Man jaučiu biški trūksta, taip. Ir kaip brolis Marius, šitos studijos, mūsų brangus brolis, sako, Audreli, ką veiki? Sakau, meldžiuosi. Meldėsi? Tai padangą savo krikščioniškas priputinėjai. Taip. Iš esmės taip eini bendravimą su viešpačiu, bet ne mes patys turime prisipildyti. Bet šitoje vietoje ta pasyvi forma. Antras dalykas yra daugiaskaitinė forma, tai reiškia ne vienkartinis veiksmas, kad jau tu vienas iki tikėjai viešpatį, prisipildai šventąją dvasią ir per visą gyvenimą važiuoji. Ne. Čia yra daugiaskaitinė forma.
reiškianti, kad mes pastoviai turime prisipildyti arba leisti būti pripildomais šventąja dvasia. Antras dalykas. Ir trečias dalykas, tai yra dabartis. Jeigu žiūrėti į laikus, praeitis, dabartis, ateitis, čia kalba apie dabartį. Taigi, kada tu paimi šitą rašto eilutę ir skaitai rugsėjo 15, vadinasi, tau yra įsakymas, būk pilnas, leis pripildyti šventąją dvasią. Rugsėjo 15. Šiandien mes ateiname, mes skaitome tą patį žodį, reiškia, leis būti pripildyti šventąją dvasią. Ir čia yra keletas dalykų arba keletas problemų, kas trukdo būti pripildytam šventosios dvasios. Ta prasme, ir galime savo žvilgsnį nukreipti į kitą rašto vietą, bet jau vien remianti šitą eilutę, tegul pripildo jūs šventoji dvasia. Šitą skaidrę tikiuosi atsiminsim. Krikštas šventąja dvasia yra vienkartinis veiksmas, vieną kartą gyvenime, kada tave šventoji dvasia pakrikštyje, tu gauni jėgą, taip? Tu gauni jėgą, ateina asmuo į tavo gyvenimą. Pripildymas yra daugkartinis. Tai nemaišykime šitų dalykų. Jeigu tu esi išgelbėtas, tai nereiškia, kad tau nereikia prisipildyti. Kitaip šventoji dvasia nerašytų šitoje vietoje. Taip. Bet jeigu aš priimu gramatiką, kad tai yra, reiškia, pasyvi forma, o aktyvi forma tai yra iš viešpaties, ir viešpats sako, tegul pripildo jūs šventoji dvasia. Man kyla klausimas, tai kodėlgi duotas šitas įsakymas ir kodėlgi žmonės nepatiria to pripildymo. Žiūrėkit, būna kartais, kad jauti dvasią, kartais nejauti dvasios. Kartais ateini į bažnyčią daug dvasios, kartais ateini į bažnyčią, kažkaip jaučiasi sausra. Tai čia yra keletas dalykų ir vienas iš jų yra skyrių prieš. 4 skyrius, 30 eilutėj, vėlgi kalba apie šventąją dvasią. Turiu šitą nuorodą. Štai, 4 skyriaus prieš sakoma apie mūsų santykių su šventąja dvasia tiek tavo asmeniniam gyvenime, tiek bažnyčioje, ką Jonas minėjo, eklezija, taip, neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate užantspauduoti. Ir kaip aš užduodu klausimą, gerai viešpatie, jeigu aš tave nuliūdinu, vadinasi, aš tampu tuščias, nes nuliūdinau tave ir nėra šventosios dvasios veikimo. Ir bažnyčioje būna taip, jeigu tik nuliūdiname šventąją dvasią, jos nėra, jėga dingsta. Mes galime atlikti tuos pačius formalumus, ta prasme, 6 giesmės, viešpaties vakarienė ir panašiai, bet šventosios dvasios buvimo nebus. Bažnyčioje, to atmosferos, aš nekalbu apie asmenį, nes kartais būna ateinam į bažnyčią vienas pilnas, kitas tuščias. Ne apie tai kalbu, nuo asmeninio santykio priklauso, bet dabar, žiūrint į šitą eilutę, neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate užantspauduoti. Kasgi nuliūdina šventąją dvasią mano gyvenime ir bažnytinėme gyvenime, sako, tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumai, rūstybė, riksmai, keiksmai su visomis piktenybėmis. Mes tik susipykstame ir šventoji dvasia įsižeidžia. Ir jinai pasitraukia, jos jėga pasitraukia. Ir mes tampame tokie. Man nepatiko kažkas bažnyčiai, taip? Man nepatiko. Nenoriu. Ir tas nenoras mus padaro tuščius. Bet koks seno žmogaus charakterio pasireiškimo būdas, ta prasme, ištuštinamas. Štai kodėl mes sakome, bažnyčio atleidimas yra labai svarbu, susitaikymas yra labai svarbu, pasižeminimas yra labai svarbu. Kasgi nuliūdina šventąją dvasią, galite paskaityti šitą kontekstą, bet aš esu užsirašęs, čia yra vienas iš dalykų, kuris gali nuliūdinti, tai yra toks, kaip aš sakau, kūniškas elgesys. Taip? Kūniškas elgesys, kada yra įvairiaus amžiaus tikinčiųjų bažnyčioje ir vieniems reikia dėmesio, kitiems nereikia. Vieniems reikia saldainių, kitiems nereikia. Vieniems reikia gražių žodžių, kitiems nereikia. Ir kas šitų žodžių mes negauname, pasidaro taip kažkaip užgauna mus, siela mūsų užgauna. Neliūdinkite šventosios dvasios. Ir tai ateina iš tarpusavio santykių. Antras dalykas, ir čia nežinau, ar suprasite, bet čia yra apreiškimas ir apie jį reikėtų plačiau kalbėti. Antras dalykas, kas nuliūdina šventąją dvasią, tai šitas reiškia, dabar mane išgirskite teisingai, prašau, požiūris,
kurį mes randame Senam testamente, kada Dievas išsirenka savo tautą ir Viešpats sako, aš būsiu jūsų karalius ir jūsų viešpats. Jums nereikia kitų karalių, jums nereikia kito. Aš jūs vesiu, aš jūs mokinsiu, aš su jumis kalbėsiu, aš su jumis bendrausiu. Ir vat aš suprantu, kad ateiname iš įvairiausių bendruomenių, ta prasme su įvairia bloga patirtim, kur velnias yra pridaręs žalos, taip. Ten, kur žmonės galvoja ir turi troškimą, Dieve duok mums karalių. Ką reiškia bažnyčioje karalius? Tai reiškia, kad mes žmonės, eiliniai žmonės, bažnyčiokai, ta prasme, dėmesys nuo karaliaus, kuris yra Viešpats Jėzus ir nuo šventosios dvasios, nukrypsta į asmenį. Taip, aš suprantu pilnai, brangieji, kad pastoriai, apaštalai, visos šitos dovanos turi būti bažnyčioje. Bet aš kalbu apie požiūrį. Kada šitas žmogus, arba šitie žmonės, arba vadovaujantys žmonės tampa svarbesni, šventoji dvasia nuliūsta. Kadangi didesnis dėmesys yra į žmogų, į autoritetą, į jo dovanas, jo sugebėjimus. Ir va šitoj vietoje, čia plonytė linija, brangieji, bet mes bažnyčioje, mes išlaikome, kad Viešpats yra mūsų karalius, taip? Mes išlaikome, kad mes visi esame lygus, nesvarbu, kad skirtingos dovanos yra, mes vieni kitus gerbėme ir neleidžiame, kad šventoji dvasia nuliūstų. Nes kada šventoji dvasia nuliūsta, ta prasme, velnias tada tik tai ir trina rankas. Ir va šitas pasakymas, leiskite būti pripildomi šventąją dvasią, tai ir yra tie dangteliai. Tai yra tie dangteliai, kada aš sakau, nu gerai, aš nenoriu. Įsiskaudinimas tai yra dangtelis. Ir jeigu tu sakai, aš noriu būti kupinas šventosios dvasios, tol, kol tu neatleisi savo brolį iš širdies, šventoji dvasia negalės veikti, brangieji. Labai paprasta. Jeigu mes turime kažkokiu tai paslėptų motyvų neveiks. Vat šitos dangtelius mes turime patraukti ir sakyti, gerai Viešpatį, aš esu toks, koks esu atviras tau. Aš noriu, kad tu veiktum. Jeigu aš kažkur pasididžiavau, Viešpatį, atleisk, jeigu įžeidžiau tave, aš noriu, kad būtų tavo šlovė mano gyvenime, mano šeimos gyvenime ir bažnyčioje. Suprantat mintį? Taigi pirmas tai yra blogo elgesio. Kada bažnyčia nori turėti karalių ir sako, vat čia suprantat mintis, čia yra platesnis apreiškimas, bet kada žmonės sako, nu va, kaip nuspręs, taip ir bus. Ne, brangieji, praėjo Seno testamento laikais, Mozių nebėra šiandien. Yra šventoji dvasia. Taip mes esame visi kartu, kad mes mylėtumėm, padrasintumėm ir laikytumėmės vienas už kito. Vienybė būtina, bet Mozės nėra bažnyčioje, brangieji. Mes esame visi lygus. Ir jeigu tik tai mes savo širdyje pakeičiame mąstymą ir sakom, duok mums Mozę, atsitinka taip pat kaip Senam testamente, mes nuliūdiname šventąją dvasią. Tada šventoji dvasia sako, palauk, kas aš esu. Suprantate? Todėl va, tas būkite pripildyti šventąją dvasią. Trečias dangtelis, aš čia skirtingų įsidėjau, bet tai nesvarbu, net yra ir betos linkėjimai. Taip. Trečias dalykas, tai yra, kas nuliūdina šventąją dvasią, tai yra paslėpti motyvai. Ką aš turiu omenyje, kad mes išoriškai šypsomės gražiai, kalbame gražiai, bet viduje turime paslėptą motyvą. Ir paslėptas motyvas yra, kada bažnyčia tampa įrankiu asmeniniams tikslams pasiekti. Šventoji dvasia, mane galima apgauti, kitą galima apgauti, šventosios dvasios neapgausi. Ir suprantat, va čia va įsipildo, kaip Jonas labai gerai pasakė, eklezija. Jeigu skauda, yra rašto vieta. Jeigu skauda vieną sąnarį, visa bažnyčia jaučia. Ir nesvarbu, žinom ar nežinom, ateini į bažnyčią, atmosferos nėra ir jau supranti, kažkas yra negerai. Ir tada mes einam pas Viešpatį, mes meldžiamės, mes šlovinam. Kas vyksta per šlovinimą, kiekvienas asmeniškai mes ateinam pas Viešpatį ir tyrėme savo širdis. Tyrėme savo širdis ir mes sakome, Viešpatė, mes aukštinam tave. Jeigu kažkur buvo kažkoks nuliūdinimas, nugesinimas, ta prasme, aš esu čia, aš nenoriu to daryti. Gerai, ir paskutinis dalykas, ketvirtas aš esu užsirašęs, kas gesina šventąją dvasią, tai yra tradicijos. Tai yra tradicijos. Blogąja prasme, negerąja. Tvarka bažnyčiai turi būti, bet kada tvarka pasidaro svarbesnė nei šventosios dvasios vedimas, taip, tada jau tampa blogai. Nu, ta prasme. Aš radau tokią tvarką, va taip ir bus šitoj bažnyčiai. Taip? Ne, brangieji, tai yra tradicijos ir mes tada prisirišam prie tradicijos, prie tvarkos. Ar tvarka yra blogai? Ne. Bet kada mes prisirišam prie tvarkos labiau negu prie Viešpaties, kuris gali pasakyti, stokitės visi, eikite skelbti Evangeliją,
Ta prasme, ir mes visą tvarką sugriauname, tada mes esame priklausomi nuo šventosios dvasios. Aš nesakau, kad aš dabar mes griaunam tvarką. Ne. Aš tik sakau, kad mes kaip bažnyčia kartu, mes kalbamės, mes šnekamės ir mes atpažįstame šventosios dvasios veikimą, kad tik tai tos tradicijos netaptų svarbesnės negu viešpats. Supratot mano mintį? Gerai. Tai dabar keliaujam toliau, reiškia, į šventosios dvasios pripildymą. Taip? Teigia, kad jausumėm tą atmosferą, va čia, sako, būkite kupini šventosios dvasios, taip? Šventosios dvasios, pripildyti šventosios dvasios. Ir toliau, žiūrėkite, yra labai įdomu. Toliau sako, čia aš parašiau tą vertimą, su kuriuo daugiausiai susiduriu, ir jis man yra tikslesnis nei Burbulio. Burbulio vertime yra parašyta, žiūrėkit, jeigu jūs skaitysite 19 eilutę, kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis. Kiek aš pasižiūrėjau vertimų, vertimas yra ugdyti save. Kas įvyksta, kada mes kupini prisipildome šventosios dvasios? Šlovinimo metu. Aš turiu omeny šiandien sujunkime pripildymą ir šlovinimą. Šlovinimas vaidina labai svarbu vaidmenį, todėl kad mes ateiname pirmiausiai pašlovinti asmenį. Teisingai? Prisimenat palyginimą apie 10 raupsuotojų iš Evangelijų, kas skaitėte. Taip? Jie sakė, mokytojau, būk gailestingas, išgydyk mus. Ir jie visi buvo išgydyti. Taip? Ir tik tai vienas nusprendė sugrįžti pas Jėzų, jisai krito veidu prieš jį ir pagarbino jį kaip karalių. Ir tada Jėzus ką atsakė? Sako, o kur visi kiti? Ir ten lietuviškam Burbulio vertime parašyta, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jis jau buvo išgydytas. Ten žodis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis patyrė ne tik trumpalaikį išgydymą, bet jis patyrė ir išgelbėjimą, kadangi atėjo ir pagarbino viešpatį. Todėl brangieji, va šitas garbinimas, tai, ką čia daroma ir tai dėl ko, tarkim, aukos eina, mikrofonai, laidai, bla, 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 daug dalykų, čia veikia, čia neveikia. Visa tai yra ne dėl mūsų šlovės, kokią šustrą bažnyčią, taip, kad pritraukti žmonės. Ne, visų pirmiausia, mūsų motyvas yra šlovinti viešpatį. Ir dėl to mes ir susirenkame, taip? Keliant. Taip. Ir dabar, kada mes šloviname viešpatį, mes ateiname pas jį, ateiname prie jo malonės sosto ir mes šloviname jį, vyksta bendravimas. Giesmėse vyksta ne šiaip dainavimas, ne šiaip žiūrėjimas, kaip gražiai atlieka šlovintojai ant scenos. Mes ateinam šlovinti viešpatį. Šiandien čia prie malonės sosto ateiname, mes šloviname jį ir mes sakome, Jėzau, tu esi vertas to gyriaus. Aš šlovinu tave už tavo malonės dovaną, už tavo gausią malonę, už teisumą dovanoju, už atpirkimą dovanoju. Galite vardinti viską, ką šventoji dvasia iškelia. Bet Dievas tokių šlovintojų ir ieško, ir Dievui tai patinka, ir tai yra mūsų privilegija atiduoti šlovę jam. Jeigu, čia nukreipimas, jeigu jūs skaitysite Senąjį testamentą, tai ten buvo dar griežčiau. Jeigu netiduodavai šlovės Dievui, šlovės netiduodavai Dievui, susilaukdavai bausmės. Ir tai buvo įsakymas. O dabar mes turime laisvę tą daryti. Bet, kada mes ateiname pas viešpatį, kada mes sakom prisipildome arba leidžiame jam pripildyti šventąją dvasią, tai vat prie šito malonės sosto ir įvyksta pripildymas. Ar tu būsi čia, ar tu būsi namuose, ar tu būsi automobilyje, įvyksta pripildymas. Įvyksta pripildymas ir tu sakai, ačiū tau. Kas vyksta tuo metu, kada tu šlovini, kada tu garbini? Ugdai save. Šlovinimo metu, brangieji, mes ugdome save. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš ateinu susitikti su viešpačiu, vyksta pokalbis, vyksta ugdymas ir giesmėse ateina apreiškimai, paraginimai. Jeigu tu atidžiai klausysi, šventoji dvasia tau parodys, prie ko prieiti bažnyčioje, ką padrasinti ir panašiai. Suprantate? Ugdymas vyksta šlovinimo metu. Toliau. Giedodami ir šlovindami savo širdyse viešpatį. Štai, nuo kur prasideda šlovinimas. Ne nuo lūpų, bet iš širdies, taip? Mes giedame ir šloviname Dievą. Toliau. Antras dalykas, trečias dalykas. Atiduoti, va čia, ką aš minėjau Luko 17 skyriui, sako, atiduoti Dievui garbę. Atiduoti Dievui garbę. Mes susirenkame į bažnyčią, taip pabendrauti, bet pirmas dalykas, mes ateiname atiduoti garbę Dievui. Pragyvenam savaitę, ačiū Dievui.
Jisai pasirūpino tai, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Ačiū Dievui, mes atėjom tavęs pagarbinti. Mes nieko negavom, atėjom pagarbinti tavęs. Nesvarbu, nesikeičia situacija. Vis tiek mes turime atpirkimą ir dėkojame Viešpačiui. Trečias dalykas iš Efeziečiams: visada ir už viską dėkodami Dievui. Va Dievui, kas patinka, tai patinka padėka. Jis laukia padėkos iš tavęs tuose tarpusavio santykiuose. Aš sakai, aš noriu būti kupinas šventosios dvasios. Gerai, pasakyk ačiū ir būsi pilnas. Labai paprasta formulė. Ir mes sakom, Dieve, o kodėl čia tau reikia dėkoti? Aš noriu būti kupinas šventosios dvasios. O esmė sako, ne tame, kad tu būtum kupinas šventosios dvasios, skraidytum čia šitoj salėj, ta prasme, šalomo debesėlių, sakytum, wow, kaip man faina. Iš tikrųjų faina. Kada mes ateinam, to išlovėjai, faina, tas buvimas jo, tame šalome. Tai yra nepalyginamai, kada tu paragauji, tu nori vėl ir vėl į tą atmosferą pasinerti. Bet esmė, brangieji, tai yra asmuo. Esmė ne tai, ką mes jaučiame, esmė asmuo ir mes sakome, Viešpatie, aš tau noriu dėkoti šiandien. Aš noriu dėkoti tau. Dėkoti už tai, ką tu darai, kokius stebuklus darai vienoje šeimoje, kitoje šeimoje, ką tu darai su Anos broliu širdį padarai. Tai yra antgamtiška ir aš noriu tau dėkoti. Ir mes dėkojame Dievui. Ir Dievui tai patinka. Ir Dievas sako, wow, man patinka, duokit savo sotėlius, pripildysiu. Pilni bus ir dar su pertekliu. Ir mes sakome, Dieve, ne tikslas, kad tu pripildytum, bet nesvarbu, leiskite būti pripildomi šventosios dvasios. Ta prasme, dėkodami. Kas yra priešingybė dėkojimui, kas gesina atmosferą ir visą tą jėgą? Murmėjimas. Ai, kaip čia negerai. Užuolaidos dar nepakabintos. Negerai, nepatinka man. Šiandien šoninės nebuvo ant stalo. Tokia skani. Visada ateidavo paragauti, bet šiandien nėra, aš toks nepatenkintas labai. Kas čia rūpinas, kas atsakingas už stalą? Čia reklaminė intarpas buvo, gerai. Ir vat ką Rimas mūsų graikų kalbą užsikabinės. Vat šitoj 20 eilutė, žiūrėk, visada ir už viską dėkodami, žodis dėkodami graikų kalboje yra eucharistija. Studijuokite ir patys išsiaiškinkite, kodėl šitas žodis atsidūrė su dėkojimu. Nežinau, bet čia yra šitas žodis. Eucharistija, dėkojimas. Ir 21 eilutė, paklusdami vieni kitiems. Žiūrėkite, brangieji, mes kartais galvojame, kartais būna tokių situacijų, kad nėra vienybės tarp brolio, ne kažkokia trintis, atsiranda kažkoks nesusikalbėjimas, ten nepatinka, žiūrėk, tas tą pasakė ir panašiai. Kodėl taip yra? Todėl, kad šventoji dvasia, vat, iš tų santykių jinai pasitraukia, nuliūsta. Kodėl? Todėl, kad mes tampame tokie tušti, kaip pasakyti. Ir mums reikia to pripildymo. Ir kada mes ateiname pas jį, mes išloviname, mes jam dėkojame, mes išlovinam. Ateina vienybė bažnyčio, ateina šeimose vienybė, brangieji. Ir jeigu mes sakom, koks receptas, šlovink viešpatį namuose, nuo ryto iki vakaro, tu pamatysi stebuklus. Garantuoju, 100%, amen ir taškas. Šlovink viešpatį. Šlovink viešpatį ir ketvirta tokia pasiekmė reiškia, kada tas Dievo buvimas pripildo, atsiranda vienybė. Ir toje vienybėje sako, paklusdami vieni kitiems. Paklusdami, vienybė. Taigi mes norime vienybės, mes ateiname tiesiog šlovinti. Trūksta vienybės, mes tiesiog kartu einame melstis. Trūksta vienybės, mums reikia pripildymo, kad šventoji dvasia tuose santykiuose būtų moment klijai. Taip, moment klijai. Taigi, kupini šventosios dvasios. Ir toliau, jeigu jūs skaitysite, yra tekstas, paklusdami vieni kitiems, čia eilutė, aišku, būtų stipri, jeigu aš ją kabinčiau, taip, 21, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. O, Naujam testamente, Naujojo sandoro Dievo baimė. Labai daug nesiplėsiu, bet čia yra pagarbi baimė viešpačiui. Aš nenoriu tavęs įžeisti viešpatį. Aš nenoriu gesinti tavo šventosios dvasios. Ir savo reiškia tokį užrūgimą. Atnešta tokį raugą į bažnyčią ir tada bažnyčia pradeda rūkti kai kopūstai. Žinote, kažkam pasakai ir tas užrūksta, su kažkuo pasidalini. Ir jau žiūrite, burbuliukai, jo, kaip kopūstai. Esat
matę, kaip rūksta kopūstai. Burbuliukai pradeda kilti. Stabdom visą šitą reikalą, nes velnio tikslas yra užrauginti, uždaryti, pašalinti šventąją dvasią iš bažnyčios ir kad mes tik tai blium išoriškai čia mes vieni kitus linksmintumėm. Ne ta įstaiga, brangiai, čia ne klubas yra. Čia tai, kas čia daroma, yra labai rimta. Haleliuja. O toliau, paklusdami vieni kitiems, nuostabi eilutė, man jinai patinka. Jūs žmonos būkite klusnios vyrams. Haleliuja. Haleliuja. Vadinasi, kada šventoji dvasia pripildo, žmonos yra paklusnios. Taip? Ha? Jo, taip. Jeigu ne, tada einam į kambarėlį melstis ir šlovinti, kad žmonas labiau pripildytų, taip? Ir čia atrodytų, kad pamokslaut būtų galima apie žmonas. Žmonos, pakluskite vyrams, pakluskite. Bet žinot ką? Čia vyrams irgi yra pamokslo dalis. Mes apie tai dabar nepamokslausim, tik nukrypstam. Aš turiu pasakyti, jo, brangieji, vyrai, mylėkite savo žmonas. Žinot, koks žodis? Agapė, besąlygiškai. Murma, nemurma, myliu. Pripildyta, nepripildyta, myliu. Paklūsta, nepaklūsta, myliu. Aha, vyrai, kartelę biškį pakėlėm. Sesės džiaugiasi, žiūrėkit. Va taip jums ir reikia. O, gerai, Audriau. Ne. Bet šitame visame kontekste tarp vyro ir moters, čia, sako, yra paslaptis. Aš, sako, kalbu, žiūrint į santuoką, aš kalbu apie Kristų ir ekleziją. Ir jis toliau vardina. Taigi šitą kontekstą, šitą eilutę, ta prasme, šitą skyrių, jūs galite skaityti, kad tobulinti savo santykius šeimoje, taip, tarp vyro ir žmonos, seminarą galim pravesti ne vien. Bet šitoje atkarpoje galime skaityti, mokinantis iš realaus pavyzdžio tarp vyro ir moters į santykius Kristaus ir bažnyčios. Šiandien mes pasižiūrėsime ir mūsų tikslas žiūrėti į viešpatį, taip? Į tą, kad būtumėm kupini šventosios dvasios. Žiūrėkite, 23 eilutė. 23 eilutė sako, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios. Jis yra jos gelbėtojas, taip? Ką mes randame? Mes randame pirmą dalyką. Bažnyčios galva yra kas? Kristus. Taškas. Ir čia mes galime daryti bet kokius komitetus, ta prasme, bet kokią struktūrą bažnytinę. Nuo šitos tiesos mes neturime nučiošti ir neleisti, kad piktasis atimtų šitą tiesą. Kristus yra šitos bažnyčios galva. Ne žmonės, ne žmogus. Taip, Kristus yra galva. Taip, mes tą priimam. Ir 23 eilutės, tai jeigu jis yra galva, taip, nes vyras yra, kaip ir Kristus yra galva ir bažnyčios, jis gelbėtojas, todėl kaip bažnyčia, 24, todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos, čia atskira tema, žmonos visame kame paklūsta savo vyrams. Bet mes dabar žiūrime į bažnyčią ir bažnyčiai sako, kas paklusnumas. Ko Kristus nori? Jeigu mes sakome, Dieve, mes tave šlovinam, Dievas sako, labai gerai, bet aš noriu, kad ir mūsų širdis šlovintų, mūsų gyvenimo būdas šlovintų. Nes jeigu visą savaitę mes poraugintus kopūstus tik tai, o sekmadienį ateinam tik tai, kad biškį tik atsigert gyvybės, įkvėpti oro ir paskui vėl bėgti į raugintų kopūstų bačką, tai tas nepadės, brangieji. Mes turime išlaikyti, kad viešpats yra mūsų galva ir galva ko nori? Paklusnumo. Taigi bažnyčiai čia Jėzus sako, norime būti kupini šventosios dvasios, aš noriu, aš viešpat šitos bažnyčios, aš noriu vieno dalyko ir ne vieno, pasižiūrėsim, bet pirmo dalyko, aš noriu paklusnumo, viskas. Norite būti palaiminti, norite eiti jėgoje, mano jėgoje, paklusnumas. Paklusnumas kaip man, kaip bažnyčios galvai. Toliau 24. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip žmonos būkite visame kame klusnios savo vyrai. Jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. O, Audrelė. Apie ką čia kalba? Apie tai kalba, kad vyrai neturėtų bijoti reikalui esant atiduoti savo gyvybę už žmonas. Užkėliau kartelę. Haleliuja, taip? Nes tai nurodo į Kristų, brangieji vyrai, mano broliai. Taip turime mylėti žmonas, taip?
Bet čia sako, Kristus pamilo. Ir mes sakom, ačiū Jėzau, kad tu mus pamilai. Mes maudomės tavo meilę, mes dėkojam už tavo meilę. Taip, tu mus pamilai ir tu atidavei save už mus. Tai ką mes bažnyčia? Koks yra antras dalykas bažnyčiai? Čia, kad mes mokinamės atiduoti save vieni kitiems. Ir jeigu mes norime būti kupini šventosios dvasios, mes pašlovinam jį, viskas gerai. Bet mes toliau tarpusavį mokiname save atiduoti dėl kito naudos. Suprantat? Atiduoti save. Jis atidavė, todėl kad pamilo. Ir kada žmogus ateina ir sako, aš atiduodu save, aš atiduodu dėl, tarkim, kad ir tos putplašius suklijuot. Ir man nieko daugiau nereikia, ta prasme. Yra meilė, suprantat? Ir mes neturim nuvertinti, tai yra meilė. Jisai sako, aš myliu Viešpatį, aš tai darau. Aš atiduodu save. Trečias dalykas, 26 eilutė sako, kad ją bažnyčia pašventintų apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu. Pašventinimas arba apvalymas. Mes sakome, ačiū Dieve, kad mes esame šventi ir nepeikti tavo akivaizdoje. Mes esame kaip tas baltas lapas, mes esame nuplauti ir apvalyti. Ir dėka to mes šiandien tave šlovinam ir sakom, ačiū tau. Nėra mumise dėmės, nėra mumise kaltės. Taip, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu. Čia kalbama apie tai, kad yra ne vienkartinis veiksmas, bet Viešpats tą daro, dirbdamas su mus kaip su bažnyčia. Ir kada mes ateinam bažnyčioje, mes girdime liudijimus, mes girdime giesmes, mes girdime žodį, mes sakome, apvalyk mane, apvalyk tai, kas yra dar sieliško, tai, kas yra kūniško, tai, kas tas raugas toks, jeigu yra net leidimas, jeigu yra kažkoks pyktis, jeigu yra dar kažkokios savanaudiškos mintis, apvalyk Viešpatį. Ir mes žinom rašto eilutę, kur sako, veda iš šlovės į šlovę, veda iš šventumo į šventumą, jis apvalo. Nesipriešinkim šventai dvasiai. Jeigu šiandien šventoji dvasia tau kalba, palik šitą nesąmonę. Tau atrodo blizgutis šitas labai faina, internetinis puslapis labai faina, arba tas sumanimas, kurio tu laikais yra labai faina. Ištirk visą tai santykėje su Viešpačiu. Ir jeigu tai turi vertę, tegul taip ir būna. Bet jeigu tai yra tik blizgutis ir tau aiškiai supranti, šventoji dvasia sako, palik šitas nešvarias draugystės, palik šitos santykius, palik šitos sandorius visai nešvarius. Nori, kad aš veikčiau, tegul būna švara visame kame. Ir čia sako, apvalydamas vandenį ir žodžiu, lygiai tas pats yra kolosiečiams 3 skyriuje, lygiai tas pats principas, 3.16, paklausykit, 3.16 sako, Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokiojopo išmintimi, su dėkinga širdimi, giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Lygiai tas pats. Lygiai tas pats mes šloviname, bet čia kalbam apie žodį. Jeigu ten kalbėjo apie šventąją dvasią, kad šventoji dvasia, leistumėm šventąją dvasią pripildyti, tai čia sako, kad Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Ką čia norime pasakyti? Kad šventoji dvasia ir žodis neatsiejami dalykai. Mes negalime atsieti. Ir kartais aš girdžiu tokius, aš noriu tik šventosios dvasios, man žodžio nebereikia. Melas tai yra, jau velnias yra apgavęs tave. Nes negalime atskirti šventosios dvasios ir žodžio. Negalime. Jeigu mes sakome, pripildyk savo šventąją dvasią, savo jėgą, savo malonę, savo džiaugsmu, savo šalomu, tai ir žodis, tai yra žodis, kuris nori pripildyti tave. Gali būti kartais, kad Dievas tau kalba per žodį ir tau reikia padaryti tik vieną sprendimą ir ateina pilnatvė, ateina ta atmosfera į tavo mano gyvenimą. Nes Dievas kalba per žodį ir aš sakau, taip Viešpatie, aš paklūstu tau skaitydama šitą rašto eilutę, aš paklūstu tau šventoji dvasia, nes jau kelintą kartą skaitau ir tu man iškeli tą dalyką. Ir aš sakau, taip Viešpatie, aš paklūstu. Ir pripildymas ateina, automatiškai ateina. Tai reiškia, mes leidžiame šventai dvasiai pripildyti mus. Keliaujame toliau 29 eilutė, jau nebedaug liko, jūs esate šaunuoliai ir finišas, aš matau jau finišo tą juostelę. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina, globoja kaip ir Kristus bažnyčia. Trečias dalykas, ketvirtas dalykas, apie Kristų ir bažnyčią. Kristus maitina, globoja bažnyčią. Ir mes sakome, ačiū tau Viešpatie, kad tu sprendi visus tos dalykus. Taigi koks paraginimas mums kaip bažnyčiai, kad šventoji dvasia atmosfera būti, rūpintis vieni kitais.
Labai paprasta. Ir jeigu kažkas neturi aprangos, jeigu tu gali, pasirūpink. Jeigu kažkas neturi valgyti, pasirūpink. Jeigu tu gali padaryti vieną skambutį tam, kad tas žmogus gautų darbą, tai ir padaryk. Tai yra rūpinimasis. Ir visa tai ateina ne iš įstatymo, todėl, kad tu privalai. Visa tai ateina iš to, kad mes jį šlovinam, ateinam iš tų santykių su juo. Viskas iš santykių, brangieji. Viskas iš santykių. Ir mes sakome, tai šita bažnyčia yra, kuri rūpinasi vieni kitais. Ir sako, žmonės matydami negražią sceną, sceną aleliuja, taip, ne, viešpatie, tai yra dovana, viskas gerai, bet matydami meilę tarpusavyje, sako, kiti matys ir sakys, wow, aš irgi noriu, aš irgi to noriu. Suprantat, va traukos, kas yra centras. Ir paskutinis dalykas, 31 eilutė, brangieji, kad būtumėm kupini šventosios dvasios, sako, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną, susijungs su savo žmona ir jie taps vienu kūnu. Tai yra didelė paslaptis. Ir mes tą paslaptį dabar lukštename. Apie ką čia sako? Tapsite vienu kūnu. Tai sako, kas susijungs su viešpačiu, taps viena dvasia su juo. Štai ir visa paslaptis. Labai gili paslaptis. Mūsų pašaukimas yra susijungti su juo ir tapti viena dvasia su juo. Ne tik aš asmeniškai, bet mes kaip bažnyčia. Įsivaizduojate? Vienas kūnas vienybėje su juo. Jis galva, mes kūnas. Ir tarp mūsų nėra jokių nesutarimų, susiskaldimų. Mes esam tokie vieningi, kad užtenka į akis pasižiūrėti ir tu supranti, ko man reikia, aš suprantu, ko tau reikia. Anačka, taip. Mes susirinkom į bažnyčią linksmintis, taip, o ne liūdėti, taip. Tai va, vienybė. Ir jeigu bažnyčiose, kai kuriuose, ta prasme, kurioje tu galbūt dar lankaisi, yra tokių momentų, kad nėra vienybės, velnias įkišė savo nagus per kažką, nežinau, bet šventoji dvasia yra konkrečiai nuliūdinta ir jinai negali pasireikšti savo jėgą. Jinai negali suvienyti žmonių. Mes klausim, kodėl? O todėl, kad rauginti kopūstai, o todėl, kad yra netleidimas, o todėl, kad yra nusistatymas, o todėl, kad kovojama dėl valdžios, dėl pripažinimo, o todėl, kad kažkas nori būti svarbesnių už kitus, o todėl, kad yra kažkas susireikšminęs su kiti ne, o todėl, kad kažkas įvertintas kiti ne. Suprantate, čia galiu vardinti. Visi šitie dalykai turi ištirpti, brangieji. Ir štai finišas, jaudrelė, palauk. Finišas, gana. Kad čia... Leiskime, atsiminkime tą, leiskime, jis nori pripildyti savo šventąją, nori kiekvieną dieną, šiandien vakare ir rytoj ryte, jis nori, leiskim, nuimkim tuos visus dangtelius ir sakykim, nieks netrukdys tam, kad aš tapčiau kupinas tavo šventosios dvasios. Ir mes bažnyčia esam vieningi, esam jo kūnas, jis yra mūsų galva. Amen. Ir ta atmosfera yra ir bus kiekvieną sekmadienį ir bet kurią kitą dieną. Taip, amen. Mes už tai kovojame, mes už tai meldžiamės ir mes laiminam vienas kitą. Taip? Amen. Aleliuja.